Sveiki visi. Šiandieną visą dieną testuojamės Wagner aparatą. Tai įspūdžiai labai geri. Labai tyliai dirba. Glaistą nieko nesiskystinom, tiesiog įdrėbėm toks, koks yra. Tai gan tirštas. Tai pučia be problemų, kas mums labai patinka. Valdymas aparato tai kažkas genialaus. Tiesiog paspaudi šitą, užsistatai barus, kokia tau patinka. Baigi darbą, išjungi iš rozetės, tai va tiek reikia žinoti. Įdomu, kad šitas aparatas ne kaip mūsų tie senesniai įprasti tokie, bet sraigto pagalba sukelia slėgį, tai taip tyliai dirba ir labai galingas, toks mažas tankiukas. Ir išeiga labai gera, tai 10 litrų į minutę pučia, tai tikrai jaučiasi greitis. Ką dar galima su juo galima bituminės dangas, hidroizoliacijas, visas klampes medžiagas tokias, ne visas, bet iki tam tikros frakcijos. Tai žodžiu žvėris. Jeigu glaistas maišuose, tai labai patogi sistema įspausti glaistą. O jeigu nereikia tokiu atveju, kaip mes dabar su kibirais, tai tiesiog ištrauki ir labai lengvai išsimontuoja. Kas bent jau mums labai svarbu, tai kad jisai toksai sumažintas variantas. Svoris labai fainas, dviesiai buso labai lengvai įsikeliam ir išsiemam, tai kas mums aktualu. Ir kas labai gerai, kad yra stabdžiai ant priekinių ratukų, tai įkeli busą, užsispaudi ir nereikia jokių diržų nieko ir savo važiuoji. Tai labai patogu ir greita. Žodžiu, jeigu trumpai, tai rimtas darbinis arklys. Kas galvoja įsigyti, tai tikrai rekomenduojam. Pardavinėja Rigalit Lietuva. Tai turi savo elektroninę parduotuvę, tai įkelsiu komentaruose, tai galėsit pasiskambinti, pasiteirauti, pasižiūrėti puslapyje kainos surašytos, viskas aprašyta. Komplektacijas irgi pagal poreikį galite susidėlioti. Tai rimtas daiktas, kas dar galvoja, tai tikrai pagalvokite apie šitą modelį. Čia matosi, o mes ką? Atsisveikinam ir einam toliau glaistyti sieną. Viso ir iki.